Sveiki. Šiandien noriu pranešti, kaip sekasi dėl asociacijos įkūrimo Tautos valdžia. Tai va, cituosiu žmogų, aišku, aš tos srities nesu specialistas, galiu kai kur biškį suklysti, pabandysiu perduoti teisingą informaciją. Paklausiu, kaip sekasi, sako, sunkiai. Sakau, kas yra, sako, bendrauju su keliais net notarais iš skirtingų biurų. Ir sako, prie kiekvieno asociacijos įstato punkto kabinasi praktiškai vis problemos, vis ginčai, vis diskusijos. Ir labai lėtai dėl to judam. Aš sakau, bet tai kaip taip yra, gyvenam demokratiniai valstybei. Turim, tiesioginis valdymas yra pirmoji vietoje ir esmė tik tokia, ten nieks nesiginčia dėl to, ten viskas aišku, demokratiniai valstybei tiesioginis valdymas pirmoji vietoje. Bet paprasčiausiai, kad būtų lengviau, yra į valdžią renkami žmonės, kurie atstovauja mūsų bendrai išbalsuotus interesus. Jie tai yra atstovai, tai yra mūsų valios vykdytojai, suprantat? Ir atrodo, čia va tik problema ten. O čia pasirodo, tu net negali mažose sluoksniuose, va tarp draugų susirinkus, legaliai, oficialiai užregistruoti organizacijos judėjimo pagal tiesioginio valdymo principus. Vis viena turi būti kažkoks vadas, kažkoks tos gaujos lyderis, tas pagrindinis vilkas, kuris nuspręs, kurio žodis bus paskutinis ir kuris nuleis iš viršaus tą mūsų balsavimą, ant jo atsakomybę visais. Įsivaizduojat? Ir aš suprantu, kaip vairuot mašinai reikia to vieno žmogaus, jis lieka atsakingas, viskas tvarkoja, ant jo atsakomybė turi būti. Bet prie ko čia vieno žmogaus atsakomybė, kai mes visi kartu norim nuspręsti, kur važiuosim? Kur važiuosim? Kai mes sprendžiam, tarėmės, kur mes važiuosim, kodėl ten turi būti vienas žmogus, kodėl jis turi padėti paskutinį tašką. Suprantat? Ir čia nervas ima, aišku, bet praeitos dienos mitingas, tai matau ten žmonės, kurie nori valdžios, kurie nori gauti ir galimybę papulti viešumą, atkreipti save dėmesį. Ir matau vilkų, gaujos vadų kovas, lyderių kovas, kas gaus daugiau palaikymo iš žmonių, viskas, jūs esate tik resursas. Ir čia tik gaujų kovos, susiskaldimai ir gaujų kovos vyksta, viskas, dėl mėsos, dėl duonos, dėl egoizmo, dėl pasirodymo, dėl šlovės, nežinau, bet ko, bet gaunasi, kad ir būtume visi gražūs, pūkuoti ir geri ir norėtume lygybės, draugystės, vienybės, mes negalėtume jos įkurti. Ir suprantate, dabar ten tie geriečiai, kad ir valdžioje esantis tie keli geriečiai, kad ir žurnaliūgos geriečiai, kad ir opozicionieriai tie geriečiai, jie šypsosi, jiem gerai, suprantat, jie sako, mažai mitingavot, mažai mane palaikot, taip ir yra, o ką, jiem gerai, jie gerai. Jie žino, kad paprastas žmogus nieko negali padaryti ir niekada nepadarys. Ir būrys paprastų žmonių negali nieko padaryti, nes sistema irgi neleis jiem nieko padaryti, įsivaizduojat? Ir jis trina rankom ir sako, žmonės yra visuomeniškai neaktyvūs. Dėl to mes ir neturim teisybės, lygybės ir sąžiningumo mūsų valstybė. Kaip yra blogai. O esmės pagrindų tiesos nesako. Jis trina rankom ir žino, kad žmogelį, paprastą žmogelį, tu neturėsi kur bėgti, nėra kur eiti. Tu arba mane palaikai, arba nepalaikai. Viskas, tau pasirinkimo nėra. Arba palaikai mano draugelį, mano priešą, ar palaikai mane, viskas. Gaujų kovas ir tu gali kažkurį iš jų palaikyti, viskas. Tai aš sprendžiu, aš vadovauju. Tokios sąlygos. Demokratiniam pasaulyje gyvenam. Štai jums. Aš, kai pradėjau šią veiklą, klausiaus tų opozicionierių, klausiaus tų sąžiningų Seimo narių ir galvojau, tai gerai, jūs gražiai sakot, už žmogų, už lygybę, bet tai kaip čia taip gaunasi, čia problemų daug, tai, ir gimė Tautos valdžia idėja ir sakau, pradėjau jam rašyti, pradėjau jam skambinti, pradėjau su jais bendrauti. Ir visi gerai, tvarkoj, varyk toliau, malačius. Sakau, viskas, aišku, kad jie nepadės, aišku, kad jiem rūpi tik jų užpakaliukai, jų gerbuvis, jiem tik domina
daugiau pritraukti prie savęs žmonių ir viskas, čia nėra nei tos, ką jie ten šneka, tai jų tik reklama, viskas, pritrauk daugiau jūsų dėmesį ir naudoti jūs kaip resursą, kaip rėmėją, kaip dar kažką ir viskas, suprantat. Tai asmeninis interesas, viskas, o tas lygybė, paprastas žmogus, tiesa turi būti daugumos, čia yra tik priedanga. Tai galvoju, ką darysi, reiks pradėti paprastiems žmonėms nuo nulio, su visais bendraminčiais, eisim, kaip bus, tai bus, bet kad paprastam lygyje mes negalim legaliai pagal tiesioginio valdymo principus įkurti organizacijos judėjimo kažkokio, kur visi bendrai kartu spręstume viską lygybės pagrindų, be skaldymosi. Čia dar viena gera tokia, kaip gera, baisi, kraupi naujiena, bet kaip sakom, mes nepasiduodam, žmogus sakė irgi, bandys išspausti maks, geriausią rezultatą, bandom. Planuojam dar pasiteirauti ir kitur, kad žinotų, ar iš tikrųjų taip yra, bet pakol kas tokios naujienos. Ačiū, aišku, kad žiūrit, kad klausotės. Supraskit vieną paprastą dalyką, jeigu mes pasiduosim ir padarysim idėją ant kažkokio lyderio vado, nesvarbu, jis gali, kad teisingas būtų sąžiningas, po jo, jam išėjus, ateis neaišku kas, suprantate, ir vieniem patiks, kitiem nepatiks, pradėsim skaldytis, vadas vieniem blogas, kitiem ne, gaujos, ir atsiras konkurentai ir visa kita, ten stumdytis, išsiskaldysim, išsiskirsim, tarp savęs konkuruosim, viskas nubirės, vėl įbrysim į esamą sistemą, būsim suskaldyti, suprantate, tai reikia to išvengti, tą reikia išrauti su visom šaknim. Tai yra toks mūsų tikslas. Ačiū, kad jungiatės prie idėjos, ačiū, kad klausotės, ačiū, kad esate, ačiū, kad dalinatės, suprantate. Iki kitų kartų.